Paprastas ir greitas vištos blauzdelių keptų oro gruzdintuvėje receptas nepaliks jūsų abejingų. Pagaminkime kartu. Paimkime paprastą celofaninį maišelį, į jį įdėkime kepimui paruoštas blauzdeles, užberkime šaukštelį druskos, pusę šaukštelio juodų pipirų, 1 šaukštelį džiovinto česnako granulių, 1 šaukštelį džiovintų raudonųjų paprikų miltelių, pusę šaukštelio ciberžolės. Maišelį užrišame ir prieskonius gerai išmaišome, kad pasiskirstytų po visas blauzdeles. Vištieną su prieskoniais paliekam keletui minučių pasimarinuoti. Per tą laiką pasidarom užpilą su kiaušiniu, kurį gerai išplakame bliūdelyje. Išplaktą kiaušinį įpilam į tą patį maišelį vištienos su prieskoniais ir viską gerai išmaišome, kad pasidengtų kiaušinių vištiena. Į tą patį maišelį įdedame 2 šaukštus krakmolo, maišelį vėl užrišame ir krakmolą gerai išmaišome maišelėje, kad gerai viskas pasidengtų ir pasiskirstytų ant vištienos. Ir štai gauname štai tokią gražiai atrodančią vištos blauzdelę, gražiai padengtą visais ingredientais. Paruoškite oro gruzdintuvą ir į jį sudėkite vištienos blauzdeles. Blauzdeles kepkite vienu sluoksniu, kad gaminimas neužtruktų ilgai. Kepkite nustatę 180 laipsnių temperatūrą ir kepkite 25 minutės. Kol blauzdelės kepa, pagaminkime joms padažą. Padažui naudokite 3 šaukštus kečupo, grietinėlės, grietinės arba jogurto, kas jums labiau patinka, aitriosios paprikos miltelių pagal skonį. Viską gerai išmaišykite indelyje ir padažas paruoštas. Kartu su šia vištiena man labai patinka gaiviosios pavasarinės salotos. Paimkite žiupsnelį svogūno laiškų, juos susmulkinkite, papjaustykite žalio agurkėlio šviežio, keletas pomidoriukų slyvinių, viską pagardinkite alyvuogių aliejumi, druska ir gerai išmaišykite. Iki kepimo pabaigos likus 10 minučių vištieną ištraukite ir apverskite puode kitą pusę. Puodą įstatykite atgal ir pratęskite kepimą. Paruoštas vištos blauzdeles patiekiame lėkštėje, papuošiame gaiviomis salotomis ir padažu. Jei jums patiko šis receptas, išsisaugokite jį. Lauksiu jūsų komentarų ir atsiliepimų. Jei patinka mano receptai, kviečiu prenumeruotis mano kanalą.